Įkvėpimas ir iškvėpimas. Kas gali būti natūraliau? Taip mes gyvenam. Ir taip pat ir veikia mūsų psichika, mūsų sąmonė, mūsų protas. Yra periodai, kai mes tarsi įkvepiam daug žinių, daug naujienų, daug informacijos, daug naujų pažinčių, daug naujų veiklų. Norisi visko daug. Ir yra periodai iškvėpimo, tada, kada norisi apsivalyti. Ir kartais netgi atrodo, kad kai kurie dalykai jau tau nebetarnauja ir kažką mes paleidžiam. Pasilieka tik patys svarbiausi, mes pervertinam viską, sudedam į lentynas ir labai dažnai atsisakom daugumos dalykų. Norime švarumo, norime užsidaryti nuo informacinio srauto. Tai tarsi yra iškvėpimas. Tai labai natūralu. Kai tu vienu momentu esi labai aktyvus, kitų momentų tu esi toks introvertiškas, toks uždaras ir kartais pats save už tai kaltini, kad tu nenori bendrauti su pačiais artimiausiais žmonėmis. Bet tai yra natūralu ir tai galim ir turim sau leisti, norint būti sveiki, norint būti aktyvus, norint gyventi laimingai.